Labą dieną visiems. Šiandieną pafilmuosime su mūsų mokinė Laura pamokėlę galimą egzamino maršrutą. Tai pasivažinėkit su mumis, pažiūrėkit, kaip mums seksis. Jo, į antrą, paskui kairę. Ir gal kažkur kažko nematė, tai kad nebūtų jums naujiena per egzaminus. Gerai, mes profilaktiškai pat gal ir į kairę. Vaivorykštė ten viršui. Taip įdomiai. Toliau dar biškai prieš tą ženklą. O čia į kairę. Gerai. Ir vėl į kairę. Tai nuo čia prasideda jūsų egzaminas. Tiesiai važiuojam laukščią. Primenu, aikštelė nedaugiau 20. Ja, važiuok tiesiai visą laiką. Kai išvažiuosime iš teritorijos tos regitros, mes važiuosime sankryžą į kairę šitoj, o paskui į dešinę. Poskas dar kartą jung, pažiūrėjau, nieko nėra, važiuojam. Kadangi dešinę važiuosim, iš karto pirmą juostą. Gerai, ir važiuosim į dešinę. Matom perėją, pilna automobilių iš kairės, tai palaukiam prieš perėją. Ir aišku, dar kai važiuosim į dešinę, važiuok į priekį, kad tenais nesugalvotų kas nors apsisukti. Gerai, važiuojam. Gerai, koks čia leidžiamas greitis? Tai 50. Nėra jokių ženklų, reiškia mieste 50 važiuojam. Kai važiuojam tokiam geram keliui, karts nuo karto galim pasižiūrėti, kas darosi už mūsų. Tai per veidroduką žinai apžvelgti. Nereikia ten pastoviai, aišku, ten žvalgytis, kaip kiti tenais mokina, pastoviai galvą tą sukinėti. Bet karts nuo karto, kas vyksta už mūsų, būtų įdomu sužinoti. Aišku, būna, kad mokiniai ateina į egzaminą ir tikisi, kad jau viskas čia bus jau labai sunkus maršrutas ir panašiai, bet jeigu daug važinėja, tikrai nėra sunkus maršrutai. Jeigu, aišku, nepasiruošęs, tai visur bus sunku. Ir tiesiai važiuoti sunku. Rekomenduojama visada pamačius perėją nestabdyti, aišku, šiuo atveju, bet tiesiog koją nuo gazo, įsivertinti nieko nėra ir toliau gazuoti. Ir ketvirtą gal jung, jeigu 50 važiuosim gerai, nes biškai per aukštą yra power. Vibracijos tokios. Į dešinę važiuokim. Jo, į dešinę sukimės. Lėtinamės greitį iki kokią 20. Lėtinam ir leidžiam sankampą gražiai. Keliam sankampą. Va, taip. Kuo dešiniau ir gražiai persirikiuojam. Gerai. Ir važiuojam. Primenu, kad jeigu yra greitėjimo juostos, tai mes privalome įvažiuoti greitėjimo juostą ir paskui gražiai persirikiuoti. Kelias duobėtas, tai vaizdas gali šiek tiek judėti. Gerai. Laura, paskui bus mums reguliuojama sankryža, mes važiuosime į kairę, gerai? Irgi matai perėją čia tokia pavojinga. Stabdyti nereikia, nes akivaizdžiai matos, kad nieko nėra, tiesiog koja nuo gazo ir toliau važiuojam. Tai va, tai reguliuojama sankryža į kairę. Žalias susidega, važiuojam, power. Jeigu šiek tiek juda, tai antrą power.
Na ir į kairę matom, kad čia irgi iš priekio automobiliams dega ne žalias. Ne, nekirsk ant stabdžių. Į priekį daugiau požiūrį, į centrą. Nesuk vairą dar per anksti. Ir važiuojam toli ten tas mažina. Kai stovi, laukiam, kol pravažiuos automobilį iš priekio, niekada nesusuk vairą, nes jeigu kas nors įvažiuos į galą, tu išeisi iškart kaktomušą. Todėl vairas vis dar tiesiai. Jau kai suki, tada ir suk vairą. Mes iki pat galo važiuosime, paskui į kairę. Matom ženklą, kad 2 juostos, laikykis kairiau. Paskui dar nejung, nes pagalvos, kad čia suksi. Tai kelias yra. Dabar gali sėdėti. Pažiūrėjom, ar nieko nėra. Nieko nėra, ne? Važiuojam po biškį. Ir čia matom greitėjimo jos. Tai mums reikia kairiau. Jo, kairiau. Ir gražiai reikia persirikiuoti. Ir važiuojam, gazas. Spaudžiam. Jeigu laisva, dar kartą dešiniau, bet jeigu nelaisva, atsimink, mes neprivalom per prievartą rikiuotis. Per laisvą dabar galim rikiuotis. Ir nepamirštam, aišku, žiūrėti per petį, kai rikiuojamės. Tu žiūrėjai, bet aš tik taip. Aš žiūrėjau. Labai, aš mačiau, kad žiūrėjai labai gražiai, bet tik taip primenu. Tai va, jeigu tenais pirmoji juostai matom, kad yra pilna automobilių, tai mes nelendam ten, važiuojam antroji juostai, bet antroji juostai nestabdykime eismo. Jeigu važiuojam antroji juostai ir važiuokim 50. Bet ne tai, kad ant 30 ir būtinai, kad tik dešiniau. Tada mes visą stabdom eismą. Atstumas labai geras, toks, kad jeigu ta mašina priekyje sugestų jo, kad mes lengvai apvažiuotume ją, bet bolinės poros. Ir kad nebūtų tarpus per didelis, kad netilptų kitas automobilis. Sunku vairuot, kai nekalbi. Okay. Susikaupė. Toliau priekyje mūsų laukia reguliuojama sankryža, mes į dešinę važiuosime, gerai? Čia ta stotelė labai būna pavojinga, kai būna autobusai. Nes labai siaura ir čia ganėtinai dažnai kelia grėsmę. Stabdom. Jeigu mes turim galimybę stoti, tai mes stojam. Toliau, ką dažnai mokiniai pamiršta ir už ką gauna kritinės klaidas ir šiaip realiam gyvenime, kas atsitinka kokias nelaimės važiuojant į dešinę, tokios, kad nepasižiūri, ar net važiuoja dviratininkai, paspirtukininkai. Ir labai dažnai vairuotojas, kai suka į dešinę, atsitrenkia į šoną. Todėl, kai suksimės į dešinę, ne tik į priekį žiūrėk, bet ir pasuk galvą atgal pažiūrėk, ar net varo koks dviratininkas, paspirtukininkas. Jo, labai gerai. Nes labai didelė grėsmė ir labai daug partrenktų žmonių. Koks šis ženklas buvo? Gyvenama zona. Jau, ką reiškia tas ženklas? Taip, bet neviršyk, tu jau 30 važiuoji. Tai va, 20 greitis, nedaugiau. Labai yra sunku mokiniams išlaikyti tą greitį 20. Ir kur nors priekį priparkuojam. Jo, paskui rodyk, prilėtink, pavarą persimesk, nes su antrą pavarą bus sunkiai ir priekį pamėgink priparkuoti, gerai? Įsivaizduok kaip tarp juostų. Taip, čia priekinis parkavimas, nes ženklas jis yra tik priekiu. Bet tu važiuojant linijos jau taikėsi. Nepamiršta automobilis 4 metrų. Taip, nematai, nes priekiu parkuoji. Tai veidrodukus nusileisk ir pasižiūrėk, ar matos linijas ar ne.
Taip, tada pasitaisom, jeigu ant linijos, nes stovi ant linijos, jau gautum kritinę, galima taisytis. Pavažiuok tiesiog atgal, niekur nesuk. Ir aišku, gal važiuojant, senkis žiūrėti, kad nieko nebūtų. Kodėl mes nepataikėm iš pirmo karto, todėl kad nei biški užsimetimo nebuvo, iškart kirto kampą. Tai jeigu nors biški būtų į kairę užsimetus, tai būtų lengviau pastačius Laurą. Bet nepadarė užsimetimo ir mums jau reikia taisytis. Dar važiuok, daryk, kad nieko nebūtų, kad neatsirastų niekas. Gerai, ir važiuokim. Kaip jos tai paprastai tiesiog. Nepamirškim, kad galima visada taisytis. Neprivalom mes nieko iš pirmo karto padaryti. Ups, tarpai gerai? Gerai. Gerai, susitvarkyk vidurėlius, nepamiršk. Ja. Ir dabar atbuliniu į kairę ir važiuosim šią lauką. Atbuliniam. Būtinai gerai apsižiūrim, per veidrodukus atgal atsisukom ir važiuojam. Ir visą vairą kairę. Rankų į vairą nekišk, į kairę, 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 kairę. Jo, bet rankų nekišk į vairą, žinai, į vidų. Ant vairo rankas. Tik neskubėk, žinai, kad į bordūrą dar gali neatsitrenktum. Gerai, ir išvažiuojam. Gali rodyti, 10. Gerai, paskui reguliuojama, kai bus sankryža, mes į dešinę važiuosim, gerai? Laura jau įsibėgėjai, jau Laura būtų egzaminą neišlaikius, nes pamiršo, kad gyvenime zona randas. Ja, bet gerai, klysti, iš klaidų galima pasimokyti. Tai va, važiuosime į dešinę. Ir važiuojame. Gerai, tiesiai. Persirkėt, nes atsiranda autobusų juosta, veidrodėlis per petį ir reikiuojamas. Susimažink powerą, nes 40 jau pasiekė. Čia kokia kem 50 jau nevažiuok, nes artėjom prie centro, daug visko, labai daug ženklų, belenkiek daug ženklų pridėta, daug žmonių čia vaikšto. Gal ryte šiek tiek mažiau, bet šiaip ganėtinai intensyvų čia judėjimas. Sankryžai važiuosime mes į kairę. Žiūrim iš priekio, kad nieko nebūtų ir pešiu, kad per perėjimą eitų, nes jeigu eitų pėstysis ir va čia dabar mes sustotume, iškart kritinę klaidą. Svarbus ženklas buvo. Koks buvo ženklas? Vienpusis kelias. Tai jeigu mes važiuojam tiesiai arba į dešinę, mes laikomės dešiniau, jeigu mes važiuojam į kairę, mes laikomės kairiau. Mes važiuosime į kairę. Tai laikomės kuo kairiau, paskui perį kairiau. Gerai. Ir šitoj sankryžai važiuosime į kairę. Visada važiuodami prie sankryžos turim būtinai išsiaiškinti, kieno pagrindinis, kieno šaltinis. Nes jeigu mes to dalyko neįsiaiškinam, mes sankryžą važiuoti tiesiog negalim. Ir žiūrėk ištisinės, neužkabink. Gerai. Liuks. Važiuosime iki pat galo, paskui dešinę.
matom, kad į dešinę tik iš tos juostos, ne, matom ženklas šautinis kelias, matom, kad nieko nematom iš kairės, tai pradžiai sustojam prieš perėją ir dabar po biškį judam. Nes jeigu mes važiuosim iš karto ir nedaug dėja kas nors atsiras, sustosim ant perės, gausim iš karto kritinę klaidą. Todėl mes padarom sustojimą pilną prieš perėją ir paskui po biškutį judam. Ir važiuojam. Gerai. Ir važiuojam tiesiai. Daug šulinių. Ir visi mūsų. Taip. Kol kas savo ramiai važiuojam tiesiai. Paskui privažiuosim tą tiltą ten, kur 70. Tik nepamirškit vieną dalyką, kad nuo lapkričio mėnesio nebeliks ten ženklo 70. Tai jeigu žiūrit šį video, tai žinokit, kad už savaitės, kai čia 2 savaitės liko iki lapkričio, ne? Tai jau to ženklo 70 jau turėtų nebelikti priekį, kai bus. O paskui nuo balandžio mėnesio vėl atsiras. Ir kai žiūrite, aišku, video, nepamirškit, kad ženklai keičiasi. Ne tik tenais, bet daug kur gali atsirasti. Tai gyvenama zona, tai ten zona 30, tai zona 40, tai dar visokių. Tai vis keičiasi. Nieko nėra pastovaus. Tai 50 važiuojam, džiaugis 4. Jeigu saulė šviečia, jo galim užsidengti. 30 ženklas, lėtinam, perinam kairiau, 3 pavarą persimės. Netikėta kliūtis. Ir nedaugiau 30. Jo, grįžtam atgal. Tik tokia problemytė, kelininkai užmiršau įsidėti ženklą, kad baigėsi kelio darbas. Tas 30, kad baigėsi ženklas galiojimas. Bet jeigu egzaminuotojas vertintų, kad tu važiuoji toliau ant 30 ir vertintų kaip kritinę klaidą, tai būtų neadekvatu. Gerai, kai mes pravažiuosime tiltą, mes važiuosime į dešinę. Ir kai pasuks į dešinę, vis dar laikomės kuo dešiniau, nes mums reikės taip lyst po tiltu paskui, gerai? Kai reikiuojamės, visada jau pasižiūrim. Ir čia lėtininkimės iki 20 greitį, lėčiau, nes nesuvaldysim posūkį, lėčiau. Ir keliam koją nuo sankabos. Keliam. Ir laikomės laiką dešiniau. Be gazo dabar kol kas, pasižiūrim, kieno pagrindinis. Mes iš pagrindinio važiuojam į dešinę. Na, tai mes nieko praleisti neturim, nebent pėsčiuosius. Gerai. Ir visą laiką tiesiai važiuosim. Taip. Matom, kad mūsų kelias į pabaigą, ne? Ir ramiai persirikiuojam. Jeigu nuvažiuosite toliau negu ta stotelė, už stotelės dar nieko baisaus. Čia tos stotelės, kaip greitėjimo juostinė yra, tai jinai nieko baisaus, jeigu mes į ją įvažiuosim. Svarbiausia per ištisinės nevažiuoti. Ir matėm greičio ženklą, koks čia buvo? 30. Jo, tai iki kur galioja ženklai? Iki sankryžos. Tai toje sankryžoje mes pirmoji sankryžoje važiuosime į dešinę. Į dešinę, jo čia. Lėčiau, pavaros pasiruoškom. Stengiamės jau prieš posūkį viską pasiruošę būti. Gerai. Tiesiai. Ką matom? Gyvenama zona, teisingai. Tai gyvenama zona nedaugiau 20.
Tai bus sankryža, mes važiuosime į dešinę. Laukų gatvę. Gerai. Važiuosime iki pat galo, paskui į kairę. Ten bus žiedukas labai bjaurus. Naujas atsiradęs, tai ten automobilis valytame žiedė, tai ganėtinai sudėtinga. Na, svarbiausia tenai tame žiedelėje neskubėti. Ten vos eina išsiraityti jame. Būna dažnai dar, jeigu įvažiuoja gyvenimo zoną, kaip mums buvo, ne, mes padarėm kažkokį parkavimą ir tada jau sukamės atgal važiuoti ir būna labai dažnai, kad pamiršta žmonės jo paskui stengis nelįsti arti. Nes tada pasigalvo, jeigu duris atsirys, kas bus. Tai va, pamiršta ir tada viršia greitį. Nu, kaip mes dabar buvom. Ten kažkaip labai išlindęs įdomiai. Lėčiau, dešiniau biškiau, nes jo pirmenybė, nes mūsų pusė stovi automobilis, pauskis rodom. Gerai. Važiavam. Pauskis atgal. Trumpas. Ir žiedėmės į kairę važiuos. Gal prieš perę sustok, nes nieko nesimato. Ir po biškį judam. Tai va, žiedukas tai ne kažką. Ir čia greitai važiuoti, praktiškai neina, nes ir taip mes vos išsiraitom čia. Jo, čia sukam. Gerai, ir važiuojam gaziukas antrą. Tai taip atsargiai ir mes kažkaip išvažiavom, ne? Bet jeigu būtum greičiau važiavus, klausimas, ar būtum išsukus. Gerai, bus sankryža, mes suksimės dabar į dešinę ir paskui reguliuojama bus sankryža, vėl į dešinę suksim. Įvertink, ar tilpsi už perės. Jo, prieš perės susto, tada judam po biškį, nes netelpam mes už perės. Nes nieko nematom iš kairės, tai rizikuoti negalim. Ir čia dažnai ant bordiūrų užlipa mokiniai. Ja, gerai. Ir važiuojam į dešinę. Žalias dega, važiuojam. Paulas. Jisai apsisuka ir mums žalia strėlytė. Kieno pirmenybė, kaip galvoji, šitoj situacijai? Taip, mums. Jeigu nebūtų šviesoforo, būtų jo pirmenybė, nes jisai pagrindiniam kely. Jeigu nebūtų šviesoforo. Kaip prie regitros, ne? Tai va, o jeigu mums dega žalia strėlytė, tai jam dega žalias, bet jis apsisuka, mūsų yra pirmenybė prieš jį. Nesupratau, 70 dingo. Nusuko ženklas 70. Nu, tada reiškia permužėm. O ten buvo 70 ar ne? O dabar klausimas. Tai gal, kas žiūri video, tai ten buvo pradžioj tiltas 70, ten kur buvo remontas, ar ne? Gal jau anksčiau laiko nuėmė 70. Bet čia nenuėmė, čia tiesiog nusuko. Gerai, mes paskui važiuosim į dešinę. Į pirmą posūkį. Jeigu būtų 70, atsiminkit, tik ant tilto iki pirmo posūkio galioja. Gerai, posūkis, sumažink greitį, iki kokią 3 pavarą ir leisis švelniai sakant. Galime ir į vidurį iškart, bet šiaip geriau būtų dešinio, o paskui persirikiuoti. Gerai, paskui sankryžai važiuosim į kairę ir paskui reguliuojame sankryžą į dešinę. Arčiau, ne tiek toli, o prie geltono turėtume sustoti, jeigu ten, aišku, netiltume. O geltonas, va čia, matai, va čia turėtum sustoti. Bet labai toli ten stovėti ne. Ir mes į dešinę. Šita sankryža labai pavojinga, todėl siūlyčiau šitai sankryžai prie jos privažiuoti su greičiu nedaugiau 20. Nes jeigu išjung power, koja nuo sankabos, power išjung. Nes jeigu mes privažiuojam didesnių greičių, mes tiesiog čia nieko nepadarom ir prisidirbam.
Nu, yra rodiklė, bet jin nedega. Nu, tu prasme, raudonas dabar. Tai man dabar kilo klausimas, ar ten buvo ženklas 50 ar nebuvo. Kartais iš atminties važiuoju, tai net nepamatėm. Reiks atsisukti video pažiūrėti. Žiūrėjau. Kai dega strelytė į dešinę, tik tai strelytė reiškia, tau nieks visiškai netrukdo. Nei pėstieji, nei automobiliai, niekas. Jeigu dega blynas tiesiog žalias, ne, tada jau tau trukdo pėstieji ir dviratininkai, nes jiems dega irgi žalias. Mes į kairę reguliuojamą sankryžą važiuosime. Lėtinkis greitin, poweras ruoškis ir švelniai kelk kojom. Gerai. Gerai. Ir suksimės į dešinę. Mes važiuosime į prekybos centrą Maxima. Reikiuojamės į dešinę. Gerai, labai gražiai žvalgaisi. Poskaičium, kai būsim arčiau vėl įjung. Ir lėčiau. Dviratininkų žiūrėk, kad nebūtų. Gerai, kada atsisukai pažiūrėti. Ir čia labai siauras keliukas, tai labai lėtai, po biškutį. Nes labai didelė tikimybė, kad į bordiūrą galime įkipti. Gerai, į kairę sukimės. Automobilį iš priekį praleidžiam, power iškart pasiruošk. Žiūrėjom. Gerai, ir mes čia kažkur ieškosim priparkuoti automobilį, aišku, jeigu mes tokią galimybę rasim. Čia nelabai. Jeigu stoja automobilis ant linijos atsistojęs, tai mes į tą vietą jau neparkuojam. Iš kairės pusės mėginsim, žiūrėk tenais. Yra vietų, rodyk posūkį į kairę. Nes daugiau variantų mums tiesiog nėra. Kartais tenka ir iš kairės pusės parkuoti. Šitaip dešiniau. Gerai. Jo, galim pasireguliuoti veidrodukus, kad būtų mums patogiau, kad labiau viską matytume. Iš pirmo karto mes neprivalom pasakyti, jeigu neišeis ar ką, visada galima taisytis. Primenu, kad prieš važiavimą atgal visada pažiūrim per veidrodukus. Tu važiuok, aš tik viską gerai darė, aš tik tai sakau, kaip reikia. Kad visada pasižiūri per veidrodžius, būtinai galvą atsisuk atgal per galinį stiklą, pažiūri, kad nieko nėra, stabdį laikyk. Ir tik tada pradedi važiuoti atgal. Jeigu matom, kad atvažiuojate iš priekio arba iš galo, tai palaukit biškį, kad netrukdytume jiems. Ir tęsim toliau, jeigu nieko nėra. Jau net kalbėti, kad nemaišyti mokinį. Niekas nekvėpavo, aš net kvėpavimą sulaikau. Kadangi yra gale bordiūras, tai jo neliesk, jau galima gerai. Šalia jo privažiuok, bet neliesk jo. Tai žiūri per kairį vidurėlį, patogiau ausį prie lango pridėk, kad geriau matytum. Ačiū. Baigiau užduotį, ką darom, susitvarkom bardaką. Ir važiuojam į dešinę. Labai gražiai priparkavom. Kaip ir sakiau, iš pirmo karto mes neprivalom priparkuoti. Mes turim 2 kartus atbulinę power užduotyje. Jeigu jungsite 3, 4 kartą atbulinę, tik mažą klaidelę. Nieko baisaus. Kartais būna, kad neina kortą. Gerai. Sankryžai važiuosim į dešinę. Šita sankryža yra lygiareikšmė.
Tai jeigu iš kairės pusės atvažiuos automobilis, tai jam yra kliūtis iš dešinės, mes esam kliūtis iš dešinės. Tai realiai mums nieks netrukdo. Aišku, pasižiūrim, nes visokių būna. Važiuok. Ir lėtai gerai, nes čia labai siaura. Labai nemalonu čia važiuoti. O jeigu dar kokią fūrą parvažiuoja, oi, tada tai šis. Ką matom, kokius ženklus. Jo, tai sustokim prie stop ženklo. Ir toliau sustokim dar prie tos linijos nublukusios priekį. Rekomenduoju taip. Dar ten sustokim. Nes ta linija vos matoma, bet kažkiek matoma. Tai geriau mes nerizikuokim ir sustokim irgi ten arčiau biškilio linijos. Va čia, stop. Ir žiūrim, kai nieko nebus, važiuojam. Ten priekį, matai, dar yra stiklas, toksai veidrodis, matai. Nes yra kampas, todėl tą pastatė, kad tau lengviau būtų matyti. Ir važiuojam, jeigu nieko nėra. Gerai. Paskui važiuosime mes į dešinę. Gerai? Čia atsargiai kažkas vyksta, žinai, avarinis vidury kelio sustojus. Kažkas atsitiko žmogui. Pašnekėt su maiste gal. Gerai. Tiesimės visą laiką važiuosim, į regitrą nevažiuojam, dar tiesim. Važiuojam, duok gazą, poweris. Per petį nepamiršk, gerai. Prie bordiūro dešinėje sustosim ir padarysim ribotų plotų kiemelį. Ir pasižiūrim, kai nieko nėra, apsisukom, tik poweras nepamiršk pasikeisti, nes užgesi. Važiuojam. Svarbiausia šitoje užduotyje neliesti bordiūrų, nes jeigu nors biškį turim kontaktą, egzaminas iškart neišlaikytas. Jeigu matom, ten, tarkim, neišeina ten iš pirmo karto apsukti, nieko baisaus, galim per porą kartų apsukti. Viskas gerai. Vairą vietoj mes nesukinėjom, todėl kad neperjungi poweros, dėl to judėt gal. Tai užduotį dar yra rašymas klaidos, kad neužsižaisk. Jeigu matai, kad netilpsi ar ką, tai geriau atgal. Bet jeigu telpi, tai telpi. Bet jeigu kyla abejonė, tai geriau nelysti. Ir važiuosime į kairę. Tai štai užduotį vairo vietoj nesukinėjam, pradedam sukti vairą ir pradedam važiuoti. Kad nebūtų taip, kad susukam, o paskui važiuojam. Ir mes į kairę važiuosim. Žiūrim, nieko nėra, iš priekio žiūrim. Jo, tau iš kairės nereikia praleisti, nes tu esi pagrindiniam keliui, tau reikia tik iš priekio praleisti. Gerai, ir mes dabar važiuosime ne kaip visada tenais į dešinį į kairę, o varysime mes tiesiog į dešinį. Tai varysim tiesiog dešiniau. Tai čia perysim dešiniau. Dešiniau. Ir tiesiai. Ten matom regitrą startuoja, matai. Važiuoja aplink namą. Matom, turim autobusą kliūtį. Persirikiuojam. Atgal grįžtam. Sposkiu. Ir prie bordiūro dešinėje sustojam. Laisva. Rankinis. Tai va, čia prasideda egzaminas, matot, dabar stoja išjungos, matot, stoja automobiliukai regitros, tai tenais dabar jie sustoja, užduoda 3 klausimus ir startuoja. Tai va, mes pravažiavom tokį galimą maršrutą, ganėtinai jisai sudėtingas, tai pasižiūrėkit, atsiminkit ir jeigu matysite, kokias pastabas darėm, sakykit. Geros dienos.